Dvi sekundės. Markelas Johnsonas meta ir pataiko Markelas Johnsonas. Antas žaidėjas. Neatsargus perdavimas, Markelas Johnsonas perima kamuolį ir... Tai taip pat be abejo yra svarbus faktorius, čia gražus reidas. Staigus 40%. Solidus rezultatas. Šiandien jau 2 iš 3. 15-5. Šiek tiek netikėtai prasideda tos rungtynės. Johnsonas imasi iniciatyvos iki galo, 2 jo taškai. išeina šita nepataikyta bauda Pasvaliui. Potencialiai tik reikia pelnyti taškus šiuo antruoju šansu. Pats Markelas Johnsonas vietoj pusės tengiasi atsidurti pasvaliečiai. Johnsonas dar kartą su kamuoliu jis Pasvalio atakos metu šį kartą jau atakuoja. Simbolių turi ir Kalnietis, ir Milaknis, ir Jankūnas tokie 3 jau gal ir nueinantis po truputėlį, bet vis dėlto su Žalgirio vargiriu. Taip, motyvacijos turėtų netrūkti galų gale kai kuriems žaidėjams. Markeliui Johnson. Ir vėl tranzicija, pieno žvaigždės ir galingas. Žinom, kad šiandien Pasvalys iš turimų registruotų krepšininkų verčiasi be Kristapo Blūdičio. O čia taškai. dar ne vakaras. Markelis Johnsonas labai nesargus Artūro Milaknio perdavimas ir Johnsonas antrą savo dėjimą. Prieš tai 3 metimus Starksas buvo prametęs. Oi, koks dėjimas iš viršaus. Tokia situacija. Geras Danisevičius perdavimas. Johnsonas. Meto pats komandos draugas pabandė sukurti. Martynas Varnas šiuose rungtynėse galės pristato Volkas Engelman nealkoholikas, reikia ataka ir dėjimas iš viršaus. Tikrai būtų dar aukštesnio lygio žaidėjas. Ir perdavimas ir nutraukti nepavyksta. Žinoma, tai turi rimčiau neįsitvirtino komandoje kaip ir Vladimiras Konevas, kuris dar lapkričio pabaigoje komandą paliko. Vėlgi Ukrainoje demonstravo neblogą statistiką, kaip ir Blūditis Latvijoje. Johnsonas. Peperis. O, čia gražu. Išmintis. Johnsonas iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Rastų kamuolių skaičius. Neručka, be pražangos išmuštas kamuolys, 3 sekundės metimui. Markelas Johnsonas iš toli ir tai yra viskas. Manyčiau, kad dabar pamatysime tikrai Lietkabelio veidą. Nors viskas prasideda vėl pagal Turnyruose. Tačiau ta bauda nėra tikslė. Jarmauskas. Aidis sirena. Taškai nebus. Svečiai. Johnsonas degina sekundės, marinuoja laiką. Takai 8 sekundės. Paliekama jam erdvė žaisti 1 prieš 1. Zigmantavičius gerai, šiaip ginasi 1. Oi, koks! Trilevičius. Akimirkas sudvejojo, bet ir toliau. Viskas sukasi aplink vieną žmogų. Metimais pirmoje rungtynių pusėje. Antroje dalyje praktiškai nematėme Markelo Johnsono. ir Žygimantas Kučas taip pat yra vienas iš Pasvalio. Trilevičius yra užtvara. Beručka, 3 taškai, Arnas. Johnsonas iš toli, taikliai meta Markelas Johnsonas. Kūnas per žemai nuleido rankas. Šį vakarą 6 taškus yra surinkęs Arnas Beručka. Vidutiniškai šiaip po 7 naudingumo balus renka per rungtynės šį sezoną. Žaidžia savo geriausią sezoną. Bet aišku vėl, čia geras pavyzdys, kad nereikia to labai aklai tikėtina ir žaidžia jis beveik 30 minučių. Kelinys. Trilevičius iš viršaus. Kai kuri vietoje buvo Ignas Sargiūnas, ataka baigėsi. Oi, Pušica. Johnsonui prieš Johnsoną Džuanas Darhamas. Bandys įveikti Darhamą Markelas Johnsonas ir... Įskaitomi taškai. Krepšių vidurio puolėjas. Neįsivaizduoju, kaip patirties stoka. Galbūt
vilties stoka ir tiesiog psichologiškai neatlaikė, o čia... Beručka. Taiklus metimas iš 3. Rodys, kurigi visgi iš šių dviejų komandų šiandien įrodys savo pranašumą. Realiai žūtbūtinis mačas tiek vieniems, tiek ir kitiems. Svečių ataka. Ir du sudėtingi taškai. Kelis Johnsonas. Puikus perdavimas Kučiui, kaip gynybo. Jo komandos draugai Townsas. Sadeckis akilai prižiūri jį. Johnsonas sekundė lieka iki galo 2 taškai su Sirena. Krepšininkas prieš tai labai gerai kamuoliu pasidalijo Pieno žvaigždės. Taiklus tolimas metimas iš kampo, dabar Markelo Johnsono. 6 jau Sadeckio sąskaitoje, plus 2 rezultatyvūs perdavimai. Johnsono iškabintas kamuolys. Snaiperio metimas, dar viena galimybė Pieno žvaigždėm. Johnsonas greitame puolime. Deda tašką, didžiausia. Prienų Labas Gas persvara šiose rungtynėse būtent dabar, būtent 4-ame kėlinuke. Ivanauskui, bet klysta Rapolas Ivanauskas. O čia Markelo! Vis tiek 7 taškų pranašumą turi Pasvalio komanda. Geras Markelo Johnsono perdavimas ir Petrilevičiaus. Žvaigždės. 95-88 ir čia su Sirena dar Su antrąją pergalę ir pirmoji laimėtų mačų išvykoje dar 3 taškai. Pasivokas Markelis Johnsonas. Skučas dar kartą iš toli pralaužė ledus. Klysta Markelas, bet Skučiui. Skučiui. Iškrapštė kamuolį. Johnsonas. Jau antras ar trečias toks epizodas. Skučas taiklus metimas. Labai keista, prieš tai mes matėme Lukošiūno 3-taškį metimą, kai nuo Lukošiūno į pagalbą ėjo Markelis Johnsonas. Čia taškai. Nepasiekė kamuolys Petrilevičiaus, bet Guščiko pastangos duoda vaisių ir Petrilevičiaus kala kamuolį iš viršų. Irgi buvo šiandien nemenkai pridėjęs į kelnes. Ne viena sauskelės pasikeičiau rungtynių metu. Bauskas. Petrilevičiui. Glūdintis Johnsonui. Johnsonas Beručkai. Beručka iš toli. Ir dar pražanga. Kalpeperis. Vienu metu jie aikštėje, tai yra 2 komandos gynėjai. Beručka 3 pozicijoje, priekinė linija Skučas ir Guščikas. Pradeda išpuolį Johnsonas. Čia bandė prasižengti panašu Jonkus, nenorėjo greitų taškų, bet viskas baigėsi lieka 3 minutės su puse. Intrigos dar tikrai yra. Johnsonas. Kairė pusė veržėsi, puikus akrobatinis skrydis. 4 taškus jis yra pelnęs, Petrilevičius išradingai išvengė. Rungtynių pusės MVP. Pasvalio gretose išsiskiria Arnas Beručka su 10 taškų. 2 minutės grynojo žaidimo laiko iki pirmojo kėlinuko pabaigos. Johnsonas prieš Lekavičių drąsiai veržėsi link krepšio ir Na, 2 tai tikrai. Iš viso 3 jau jo statistikoje. Kristapas Glūdis. Po to taiklaus Beručkos 3-taškio. Johnsonas arčiau krepšio. Geras perdavimas Guščikui. Guščiko taškai reaguoja. Taip pat vėl dar viena klaida pastaruoju metu pasipylė klaidos Šiaulių komandos žaidime ir kuo naudojasi. Pieno žvaigždės persvaro į varžovų aikštės pusę. Tai neblogas sezoną žaidžia Jarubauskas, kairiarankis krepšininkas, įdomus žaidėjas ir dabar dešinė ranka pelno. Pieno žvaigždžių gynyba kol kas skylėta įtrėtis, ypatingai kalbant apie varžovų tolimus metimus. Čia vienas pats. Viskas. Johnsonas uždaryti keliai jam baudos aikštelės link. Nusprendžia Spalio mėnesį, kurio MVP tapo Patrikas Milleris. Dėkoju už tai, aišku, ir komandos draugams. Johnsonas dar kartelį žaidžia su Guščiku. Labai atrodo daug 1 prieš 1 krepšinio, daug krepšinio savo statistikai. Tad dienomis sostinės Avia Solutions Group arenoje vyks finalo ketvirtas, į kurį bilietus platina tiketa ir tas sužaidus pusvalandį grynojo žaidimo laiko mes klausimų turėsime daugiau atsakymų kokia ta. Šiose rungtynėse, kalbant apie Beručkos pasirodymą,
čia iš po krepšio. Metimo stilius. Ir dar viena aikštelė šeimininkų klaida. Markelis Johnsonas. Nenadas Čianakas Johnsonas. Buvo pastatyta užtvara jam. Žaidimas iki pat galo ir 2 taškai. Šiandieną Mirkos aikštelėje tikrai neblogos. Toli. 3 taškai. Markelis Johnsonas. ir kažką rimtesnio sužvejoti norint, dar panašu reikia palaukti. Markelo Johnsono 2-2 su Kuščiu. Pats Johnsonas iki galo. Čia daro Markelis Johnsonas. Didėja pražangų kiekį. Jau po 3. Čia turi trečio kėlinio pradžioje abi komandos. Ir dar vienas šiltukas. Jau 4. komandinė pražanga. Kaip greitai, kaip sparčiai renkasi pražangas Davidas. Jo paslaugų, ką gali žinot. Oi, kaip klysta Šulskis. Johnsonas pakeitė kryptį, 2 taškai. Eto prie 3 linijos. Kol neįsimėto, aišku. Johnsonas. Skučas iš toli. Taiklus 3 metimas. Norėtų, manau, gyventi svečiai iš Masalio. Savo ruoštų Martas Černius prieš rungtynes akcentavo, jog negalim leisti varžovom įsibėgėti įdomaus krepšininko karjerą. Čia Markiso Taunso. Improvizacija baigėsi nesėkmingai. Varžovams. Čia taip pat nėra pražangos. Markelas Johnsonas, greitas puolimas. Kaip auga. Ne tik tai sporto, bet ir šau. O Skučas pataiko antrą 3 taškį nuo... Taunsas. Johnsonas. Viso labo antrosios šio žaidėjo rungtynės. Na dabar tie skaičiukai atrodo geriau. 9 Varno sąskaitoje. Prastas, vos 3 iš 14. Nežiba ir pasvalys. 4 taiklus iš 14. Skučas Johnsonui. Nuo Johnsono atsitraukęs Radičevičius. Na, aišku, su Markiu. Beručka, ką tik perėmė kamuoliui. Budrumą šiek tiek praradusio Tajaus Websterio. Markelas Johnsonas suranda Kalpeperį, pastarojo metimas iš toli. Yra tai. Kalpeperis su Markelio Johnsonu, Kristapu Glūdičiu, Arnu Beručka ir Karoliu Guščiku. 7 sekundės. Kairė ranka skersai aikštės. Glūdytis. Dar 3 taškai. 2 žaidėjų susidūrimas. Ir taip tikrai neįtikėtina Sukelti šiokį tokį nerimą. Markelas Johnsonas. geras perdavimas. Ir čia Sergiūnas 3 taškius meta iki šio mačo tik 28% tikslumu. O čia gulėdamas rezultat. Pirmuosius savo metimus Paulius Jankūnas sumetė į žaidimo. Dabar vienas po kito netikslus. Geras savalaikis perdavimas. Kazino Juventus. Studelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Tiesa, tą mačą Sireikos auklėtiniai pralaimėjo 94-98 metimo laiku. Pažeistos taisyklės. Tolygiai ant parketo. Nebuvo pelnęs 2 taškus ir atkovojęs 5 kamuolius, bet Žaidėjam nei Jurės Dovcui nereikia. Oi, Lekavičius čia. Čia negailėdamas savęs ant parketo perima kamuolį ir sukuria šį lengvą 2 taškį Markelą. Duola 1. Jucikas 2 taškelių, Skučas iš toli taikliai. Besai LKL fronte spėjo pelnyti 3 mačias su Šiauliais. Beručka, 2 taškai. Kokios grumtynės aikštėje, perima vis dėlto kamuolį šeimininkai. Puikus perdavimas Petrilevičiui ir įtinės, bet atrodo nieko panašaus. Kalpeperis pabėga, 2 taškai. Ir Taškų persvarą turi 1 žvaigždės. 5 sekundės lieka. Johnsonas per kairę pusę panašos pataiko. Ir Simas Jarumbauskas, jeigu ir jis iškrito iš rotacijos, tai 1 žvaigždėms. kaip tik 1 tašku atsilieka nuo varžovų. Johnsonas Skučui. Pagavimas, metimas, 3 taškai. Beručka. Metimas iš kampo, kamuolys pasiekia tikslą 3 taškai. Vucevičius nepataiko. Kalpeperis meta 3 taškį. Ir taiklus Randy Kalpeperis. Normantas netaikliai buvo po krepšiu. Jau kvailioja Speedy Smithas, pats laisvas buvo. Skersą perdavimą atliko, nepagailėjo kamuolio Margeriui Normantui. Markelis Johnsonas pastebėjo, jog po krepšiu. Kitų
3 prireikė 9 bandymų. Visiškai laisvas Skučas, prieš tai 2 kart pataikė, dabar tą daro ir trečią įsįką. Kabina kamuolį Guščikui, šis jį pagauna, bet pirmoji bandymų į krepšį mesti galimybės nėra. Staigus Gludičio metimas iš 3 taškų zonos. Ivanas buvo kelinių. Kalbinsime Pasvalio komandos žaidėją, nes įprastai kalbinamas laiminčios komandos žaidėjas. Šeimininkai ir net 22 vieno žvaigždžių krepšininkai. Markelas Johnsonas atakai besibaiginėjant išmeta štai tokį sudėtingą ir taip. Pasvalio komanda šį sezoną jau varžosi tik tai LKL, na, o Juventus komandos kitą savaitę, ketvirtadienį laukia ir... Kėdainiečiai yra paskutinėje vietoje visoje lygoje. Ten buvo šioks toks kontaktas, Skučas atsidūrė parketo, nieko neleis nuo Kėdainių ekipos veiksmuose gynyboje. Arnas Beručka puikiai išvestas metimui ir Arnas Beručka. Kaip gražu žiūrėti į Pasvalio komandą. Skučas dar 2 taškai. 22. Kliausių Dzūkijos krepšininkų. Trilevičius ramiai užtikrintai šių dienų. Linija ir toliau labai panašių atstumų visą tą antrą rungtynių dalį. Laikosi komandos viena nuo kitos, Juve nutolusi nuo pieno žvaigždžių. Į mačą Šiauliuose kiek netikėtai 4 taškais laimėjo Prieniškiai, Johnsonas 2 taškai. Na tiek. Tik 2 taškai per 2 kėlinius, dabar jo Kraityje 3 taškeliai. Čepukaitis pelnė 2, Johnsonas 2 taškai iš pokrepšino situacijos. Reikėjo galbūt arba netakuoti ir bandyti imituoti metimą ir šokdinti varžovą, pabėga. Johnsonas nespėja. Laisvas išsipjauna. Kamuolys išlanko, Lukauskis neišsaugo kam. Johnsonas ieško komandos draugų, surado ir Malską. Johnsonas pabandė suklaidinti varžovą, bet Rokas Dustis buvo šalia vis dėlto.